Šiuo sunkiu pasaulinės krizės laikotarpiu žmonės griebėsi ne tik paskutinio šiaudo, bet ir paskutinės vilties. Padidėjęs dėmesys įvairiems burtams ir pranašystėms paskatino mus kreiptis į žinomą Panevėžyje būrėją Lukreciją Dudienę, kuris sakosi jau prieš 2 metus išpranašavusi pasaulinę krizę. Pernai metais aš jau kalbėjau, kad artėja krizės metai ir pagal mėnulio kalendorių buvo išskaičiuota, bet kas buvo kalbama, visi žmonės, tie, kas norėjo, gal išgirdo, kas nenorėjo, to negirdėjo. Ir paprasčiausiai visi praleido tai. Ir seimūnai, ir mes, ir kam reikėjo, kaip sakiau, ir kam nereikėjo. Ir kai šiemet jau pradėjo valdžia sakyti, kad krizė, tai tada atkėlė tą kalendorių, tikrai matė, kad jau pernai buvo jau pranašaujama. Atkėlę kalendorių turėjo galvą daužyti į sieną, juk tiesa buvo taip arti, o mes jos nepastebėjom. Tačiau ponia Lukrecija siūlo krizės nebijoti. Aš visada taip sakiau ir sakysiu, kad krizės nereikia bijoti. Mes patys tą krizę širdį, dvasioj pasistatom, ko bijom. Sako, tas ir ateina. Bet visi kalba apie finansinę, ne apie dvasinę. Finansinę, o jūs labai jaučiate tą finansinę? Jaučiam. Kad nueinat į Maksimą, nusiperkat bandelės, kaip Mikutavičius sakė, daugiau kainuoja, kad vėl kažkas, kad tenai vyram gal kažkokie gėrimai brangiau, moteriam vėl kažkas. Mažiau išgersim, mažiau suvalgysim, trupučiuką svorio numesim. Pasak būrėjos, šiuo metu geriausia, kaip nekeista, investuoti į mokesčius. Aš pirmiausia šilumos tinklam tiem susimoku, vandentekiui. Man nebaisu, kad banke ten kažkas nubrauks sąskaitas, ar atims, ar dar kažkas, nes man už butą bus sumokėta į priekį. Tačiau labiausiai mus kaip ir visus žiūrovus domino, kadagi baigsis ta finansinė ir morališkai piniginė krizė. Krizė, tai kaip jau ir pernai buvo skaičiuojama 1 metų, jin tikrai išsilaikys ir ypač ta krizė turėtų jaustis kovą. Dabar jau mėnesį turėtumėm jausti, paskui kažkur vasarą ir į metų pabaigą. Taip, kad mes tais etapais, čiut ne ketvirčiais, peršoksim tą krizę. Lietuvai pasakyčiau, mes išsilaikysim, mes lietuviai. Ir turbūt, jei su kitais žmonėm, kad ir kalbėjot, tas, kuris pesimistas, kur verkia, jam dar neprasidėjus krizė, jau jis jaučia tą krizę. O tie, kurie žino, kad mes išsilaikysim, tikrai pratempsim tą krizę ir, man atrodo, nesuitin didelėm pasiekmėm tokiom sunkiom. Norėtųsi, kad taip ir būtų, nes skausmingai ir greitai baigtųsi ta visuotinė krizė ir nors kartą būrėjai taptų gerų ženklų pranašai.